Sveiki matematikai! Šiandien mes neriame į intriguojantį logaritmų pasaulį. Jie gali atrodyti šiek tiek paslaptingi, bet iš tikrųjų yra labai galingas įrankis, padedantis mums spręsti uždavinius su laipsniais. Logaritmas yra klausimas, kokiu laipsniu reikia pakelti pagrindą A, kad gautume skaičių B. Štai kaip tai veikia. Pavyzdžiui, logaritmas iš 8 pagrindų 2 yra lygu 3, nes 2 trečiųjų laipsnių yra lygu 8. Logaritmas iš 100 pagrindų 10 yra lygu 2, nes 10 kvadratu yra lygu 100. Galbūt pastebėjote, kad logaritmai ir laipsniai yra kaip dvi tos pačios monetos pusės. Jie išreiškia tą patį ryšį, tik skirtingais būdais. Dabar pabandykime išspręsti keletą uždavinių kartu. Logaritmas iš 125 pagrindų 5 yra lygu 3, nes 5 kubų yra lygu 125. Logaritmas iš 0,01 pagrindų 10 yra lygu minus 2, todėl kad 10 minus antrojų laipsnių bus lygu 0,01. Ir galiausiai, jeigu 10 x-uoju yra lygu 1000, reiškia, kad x lygu 3, todėl kad 10 trečiųjų lygu 1000. Šiandien mes išmokome, kas yra logaritmas ir kaip jis susijęs su laipsniais. Nepamirškite praktikuotis, ką šiandien išmokote, spręsdami praktinės užduotis. O kitame video mes panagrinėsime logaritmų savybės. Iki kito karto.